Labas, Luka. Labas. Labas tie, kurie mus žiūri. Šiandien mes susitinkam 3 kartą ir kalbėsim tokią labai jautrią temą, bet ir tuo pačiu pažįstama ko gero tiek vaikam, tiek suaugusiam ir ta tema yra nerimas. Ir kartais žmonės, aš girdžiu, tikrai sako ir tu sakai, ir kiti žmonės sako, kad man neramu, kartais išgirstu, kad man lyg drugeliai kažkokie pilve ir drugeliai pilve gali būti ir malonu, ir nemalonu. Arba girdžiu sakant, man kažkaip tai baisu, nors iš esmės tokio liktai nieko blogo ir neįvyko, arba dar neįvyko. Ir noriu šiandienos temą pavadinti, kaip pilve gyvena nerimas. Bet mes nekalbėsim apie kažkokius tai baisius dalykus, bet pabandysim suprasti, kas yra nerimas, kodėl jisai ateina ir ką galima padaryti, kad sau padėti, jeigu jis yra per stiprus. Ne? Ir Luka, jeigu nerimas būtų gyvūnas, koks jis būtų? Galbūt kaip kiškis kažkoks išsigandęs, galbūt kaip kažkoks mažas ežiukas, o gal atvirkščiau triukšminga kokia nors, žinai, beždžionėlė, kur šakinėja ir... Kaip manai, jeigu nerimas būtų gyvūnas, koks jis būtų? Gal šuniukas. Kaip šuniukas, ar ne? O ką jis darytų, jeigu jis būtų nerimas? Įsivaizduokim, šuniukas yra nerimas, ką jis darytų? Verktų ir bijotų. Arba lotų. Taip. Nežinau, kaip lietuviškai. Inkštų kažkaip taip. Taip, ar ne? Aha. Kada jis būtų didelis ar mažas? Gali. Kaip mūsų Mėlė buvo, ne? O kaip jisai būtų, jisai piktas būtų, išsigandęs, ar tiesiog susirūpinęs, kaip jisai? Toks, su jo galima žaisti, bet jisai yra biški bijo. Lengvai tai bijo. Jo, jisai būtų atsargus kažkoks tai. Vat mes eidavom su Mėlė gatve ir jinai darydavo ką? Lodavo. Kaip manai, jinai būdavo pikta ir išsigandusi? Gal daugiau arba bando kalbėti su šuniuku, arba bando mus apginti. Tai tarsi jinai lygtai norėdavo tuo lojimu, lygtai apsaugoti mus arba save, pavyzdžiui, ar ne? Nes šiaip mes žinom abi, kad Mėlė šiaip nebuvo piktas šuo, ne? Jinai buvo labai mielas šuo. Tai, bet kartais jinai persistingdavo, sutinki, kad jinai lodavo kartais ten, kur galėtų ir neloti, ar ne? Pavyzdžiui, ateina tavo draugė namo ir jinai ką darydavo? Lodavo. Nes greičiausiai jinai pati bijodavo, ar ne? Save bandydavo tokiu būdu apsaugoti. Tai ar nėra taip, kad kartais ir žmonės gali iš išorės atrodyti pikti, bet iš tiesų jie tiesiog bando save apsaugoti? Kaip manai? Čia toks filosofinis klausimas. Nežinau. Nežinai. Gerai, pakalbėkime apie papūgėlę. Papūgėlė tai yra mintis. Mes su Luka mintis, kurios mūsų yra galvoje, vadinam kaip kalbančią papūgėlę. Kai yra nerimas, ką jį kalba dažniausiai? Nedaryk, tai kažkas atsitiks ten. Neleidžia daryti dalykus, ką nori. Nes jeigu darysi, tai kažkas atsitiks, ar ne? Tai dažnai ta papūgėlė girdisi su tokiu jeigu darysiu, tai kažkas atsitiks, arba o jeigu bus baisu, o jeigu kiti pasijuoks. Kaip Mėlė turbūt galvodavo, o jeigu aš nelosiu, tai mane tada pavogs. Ar ne?
Tai ir jinai tada imdavo loti, tai, bet jai turbūt ateidavo kažkokia mintis, ar ne? Tai nerimas, galima sakyti, yra dažnai apie tokius dalykus, tai nes, tarkim, apie tos dalykus, kurių mes iš tiesų nežinom, bus ar nebus. Ar sutinki su tuo? Kad liktai mes sakom, o jeigu tas, bet dar tas dalykas dar neįvyko, tas, apie kurį mes kalbam ir liktai bijom. Ar ne? Ir mūsų ta papūgėlė, mūsų protas labai mėgsta visokius dalykus kurti su o jeigu. Ne? O jeigu suklysiu, o jeigu mokytoja ten ką nors paklauso, aš nežinosiu. Taip? Taip. O tau asmeniškai ar pažįstamas tas o jeigu balselis viduje, ta papūgėlė su o jeigu? Taip. Kartais būna, ne? Ir kai ateina o jeigu mintis, ateina o jeigu, ta papūgėlė pradeda kalbėti, kur kūne galbūt jau pradedi tai jausti? Kas atsitinka su kūnu? Gal biški taip. Kai ten, pavyzdžiui, šalta išeina tokie. Drebuliukai, ne tokie? Ateina drebuliukai. Gal ten biški pradedi verkti, akis pradeda, tokia raudonė tapti. Kai pradedi verkti, ar ne? Kažkada tu man apie širdelę dar kažką esi sakius, kas atsitinka su ta širdelė? Biški, kaip kad širdelė verktų, bet neverkia. Jinai gal dreba, taip liktai labiau plaka stipriau. Pradeda plakti. O dar kartais toks girdžiu, kartais iš tavęs tokį liktai, tu sakai, kad tau pilve kažkas liktai tau bloga pasidaro. Kaip manai? Ar tai gali būti irgi dėl nerimo kartais? Taip. Kai tu pradedi kažko tai nerimauti, tau labai dažnai, ar ne? Čia irgi pilve toks jausmas ateina į pilvo pagal mūsų šiandien temą, kaip pilve gyvena nerimas. Nelabai tinka. Aišku, nerimas jis gali pasireikšti visaip kūne. Ir pilve, ir krūtinėje, ne? Ir širdelė kažkaip tai pradeda labiau plakti, ir ašaros, lyg tai stovi gumulas gerklėje ir norisi galbūt kartais verkti, ar ne? Tai tas nerimas kūne gali įvairiai pasireikšti, arba, kaip tu sakai, ten tie burbuliukai ant rankos pradeda gal irgi, žinai, taip lyg tai drebėti, gal kažkaip tai rankose, kojose, ar ne? Bet tikrai labai dažnai vaikai sako, kad nerimas lyg tai gyvena pilve, lyg tai kada ir ne tik vaikai, ir suaugusiems, žinok, labai dažnai pradeda lyg suktis pilvas arba bloga pasidaryti. Ir tie drugeliai pilve, jie nebūtinai malonus būna. Ne? Gali būti ir nelabai malonu. Ir ką tada norisi daryti, kai ateina nerimas? Aš nežinau, nes man niekada tai buvo, o visiems kitaip ten būna. Nes man nebūna pilve kažkas. O gerai, o kai bloga, tai kur būna, ne pilve? Pilve, bet man niekada nebūna jausmas, kad kažkas ten nėra. Kad suka arba kad drugelės, bet pilve tau ten kažkoks kitoks sunkumas būna. Man bloga. Tau bloga pasidaro, taip. Tai, bet už to blogumo galima sakyti, kad gali slypėti kartais nerimas. Ne? Galbūt ne visada, gal kartais suvalgai kokį nors grybą raudoną. Ir pasidaro bloga. Ne? Gal tada nėra labai. Arba per daug picos, arba per daug hamburgerių McDonald'o. Ir tada pasidaro bloga. Bet iš esmės dažnai už to nemalonaus jausmo gali slypėti nerimas, ar ne? Ką rekomenduotum vaikui daryti? Gal nerekomenduotum, bet ką galima būtų galbūt daryti vaikui, kai jisai pradeda, pajaučia tokius požymius kūne ir supranta, kad tai yra apie nerimą. Kaip vaikas gali elgtis, kaip manai, kaip tu elgiesi?
kaip tau veikia, kaip tu nerimauji. Pavyzdžiui, mokyklui tau reikėjo ne taip ir senai, man atrodo, pristatymą daryti, atsimeni? Ir tu jaudinais, man atrodo, truputėlį. Tai ką galima tuo metu padaryti, arba ką tu darei, kad įveiktum tą nerimą ir panašiai? Tada aš tada nesiklausiau visų kitų, o bandžiau treniruotis galvoj, nes aš turėjau popierių. Bet šiaip aš tiesiog taip padariau ir paskui man buvo toks jausmas, kad aš prieš visą klasę gal net švediškai dabar nežinau. Tai prieš visą klasę... Skämde ut mig. Kad tave prajuokino, ar tu kitus prajuokinai? Skämde ut. Sugėdino? Nežinau šito žodžio. Galiu aš panaudoti translate? Ne, gal nereikia, tiek to, nesvarbu. O tas papasakok tada, kad aš suprasčiau, ar tau buvo malonus tas jausmas, kaip tau atrodė, ar nemalonus? Po to, kai tu jau padarei. Nemalonus buvo. Supratau, jisai buvo nemalonus, bet tu vis tiek padarei, ar ne? Tau pavyko tai padaryti, tiesiog jį ruoštis, ne? O sakyk kam nors, kad tau neramu, arba kad tu nenori to daryti, ko bijai daryti, tau kilo tokia mintis, kad neisiu, nedarysiu, nepristatinėsiu, ar ne? Nekilo. Tau kilo noras pasitreniruoti galvoj, pasikartoti, kaip sakyti, ar ne? Tai labai įdomu, kad nerimas pats toks kaip jausmas, ar ne, jisai žmogui yra labai reikalingas. Ar žinojai šitą dalyką? Bet jeigu tai pasvarstytumėm, kam, kodėl žmogui reikalingas jausmas nerimas? Jisgi nemalonus yra. Jisai labai gali būti nemalonus, ypač jeigu jisai stiprus. Aš tau pasakysiu, kad tu nesikankintum. Tai nerima čia kaip kas tiki, mes abi su tavim tikime Dievą, ne? Tai nerima Dievas davė dėl to, kad mes tokiu būdu, kai pajaučiam nerimą, kūne irgi pajaučiam dalykus, mes suprantam, kad mums reikia kažką dėl to daryti. Kad kažkas mūsų laukia ir mums tam reikia pasiruošti. Pavyzdžiui, manęs laukia nueiti, atsakinėti prieš klasę ir pristatyti prezentaciją, tai, kadangi atėjo nerimas, tai tu ką darai? Tu repetavai galvoje šitą dalyką, kad visas tas, dėl ko tu galvojai, jeigu suklysiu, jeigu neatsiskaitysiu, jeigu man neišeis, kad taip neatsitiktų. Tai tu bandai save apsaugoti tokiu būdu, kai tu mokinaisi. O įsivaizduok, jeigu tau reikėtų atsisakyti ir tu visiškai nejaustum nerimo. Buvo tokių vaikų, kurie nejautė visai, atrodė, kad jiem visai vienodai rodo. Atrodė. Bet jiem gal ir buvo, pavyzdžiui, jie nejautė nerimo. Arba įsivaizduok, kad nejautė nerimo. Kaip manai, tu treniruotum savo galvoje šitą pristatymą ar ne? Jeigu norėčiau, kad būtų geriau, treniruočiausi. O jeigu tau būtų nesvarbu? Tada, jeigu neturėčiau ką veikti, bet kartais mums reikėjo treniruotis. Bet tas vaikas, kuris nejaustų nerimo, galvoj savo nesitreniruotų, nes jam net neateitų mintis, kad kažkas čia tokio blogo gali įveikti. Tai nerimas mums kartais parodo, kad mums reikia kažką padaryti. Pavyzdžiui, jeigu aš nerimauju, kad tu eidama į lauką sušalsi, ką aš tau sakau? Apsirenk. Ir tada tu apsirengi. Nes, kodėl taip atsitinka? Nes tu tai nerimauji, kad tu sušalsi. Tau nėra nerimo dėl to, kad tu sušalsi. Dėl to tu eini, pavyzdžiui, trumpom rankovėm. O aš, kadangi nerimauju, tada tau pasakau, eik apsirenk šilčiau. Bet tu tai tuo metu nejauti nerimo ir dėl to tu nesirengi. Bet jeigu tu pajaustum nerimą, greičiausiai tu apsirengtum. Tai kartais tas nerimas mums vien dėl to ir reikalingas, kad mes save apsaugotumėm. Nerimaujam, tas nerimas mums duoda pasiruošti kažkam. Tai
ateičiai, pavyzdžiui, jeigu nerimaujam. Bet įsivaizduok, jeigu tas nerimas yra lyg tai mūsų signalas, mūsų smegenyse, kad reikia ruoštis, kad gali būti kažkoks tai toks lyg tai signalas viduje, kad lyg tai kažkas tai atsargiai čia saugokis, pasiruošk. Ir jisai skirtas, kad apsisaugoti. Bet kartais tas signalas mūsų viduje būna labai jautrus. Ir jisai gali sureaguoti ir į paprastesnius dalykus. Ir tas nerimas gali būti lyg tai tada gaunasi kaip sirena. Pavyzdžiui, kai situacija nėra labai pavojinga, bet visas kūnas reaguoja taip, lyg tai būtų labai didžiulis pavojus. Ir, pavyzdžiui, atsakinėti klasėje tai nėra tas pats, kas sutikti mešką, pavyzdžiui, miške, ar ne? Tai jeigu mes sutinkam mešką miške, tai mums nerimas sukyla, mes ką darom? Gal verkiam arba bėgt pradeda nuo. Greičiausiai bėgsi mane nuo meškos, bet kai kurie tikrai gali žmonės sustingti, verkti ir išsigąsti. Bet iš esmės tas nerimas tuo metu yra reikalingas, nes jisai tada sako, bėk iš čia, tau nesaugu. Bet tai nėra tas pats, kas, pavyzdžiui, eiti atsakinėti prieš klasę, nes jeigu eisi atsakinėti prieš klasę, tavęs draugai iš tiesų nesudraskys, kaip meška gali sudraskyti, ne? Bet nerimas yra toks kartais, kai ta sirena veikia stipriau, kai nerimas veikia stipriau, jausmas gali būti lyg meškam, toje teismo sudraskys, ar ne? Nes kūnas taip sureaguoja, pilvą pradeda sukti, širdelę pradeda plakti, ar ne? Aš vieną kartą iš tikrųjų tai sapnavau. Tikrai? Kad meška paskui mane pradėjo bėgti. Geras. Ir ką darai sapnuoj? Sapne ką darai? Bėgau, tai buvo mokyklai. Bėgai. Tai va, matai, įsijungia, nes tu išsigandai ir sapne bėgai. Tai galim sakyti, kad nerimas pats kaip jausmas nėra blogas dalykas, kažkoks tai neigiamas. Jisai mus bando apsaugoti, tiesiog kartais jisai būna gal šiek tiek stipresnis, kūnas stipriau reaguoja ir dėl to mes į tokius lyg paprastus dalykus, atrodytų paprastus dalykus, sureaguojam stipriau nerimaujant, nes mūsų galvoje ateina mintis, o kas jeigu nepavyks, ar ne? Taigi, jeigu jau taip ateinant prie minčių, tą papūgėlę, tos mintis, tai prisimenant, tai kokie pagrindiniai variantai, ką jie sako? O jeigu? Nedaryk tai. Gal jei kažką tais blogo sako, ką pradeda bijot. Pavyzdžiui, jeigu kas nors sužinos, ne, ką nors pradedi bijoti, nenori suklysti, gali būti ar ne. Bijau, gali ateiti tokia mintis. Ne? Ką tu galėtum pasakyti savo nerimui, kai jisai pas tave ateina tas mažas šuneliukas? Arba ta papūgėlė, kuri pradeda kalbėti, kad jeigu kažkas atsitiks, ką galima, kaip manai, ką galima atsakyti tam nerimui, ką galima atsakyti tai papūgėliai? Tai netiesa. Ir tiesiog taip padaryti arba sakyti. Pavyzdžiui, galima sakyti, aš jaučiu, kad aš nerimauju, bet tai nebūtinai tiesa, ką papūgėlė man sako, ar ne? Arba aš gal ir bijau daryti, bet aš gal galiu po truputį pabandyti, ar ne? Arba aš galiu paprašyti pagalbos, kad kažkas man padėtų, pavyzdžiui. Padarykim dabar dar vieną mažą pratimą. Ir jie gali daryti tiek vaikai, tiek suaugę. Iš tikrųjų, suaugusiam tikrai labai rekomenduojama yra ir dauguma suaugusių ir žino šitą pratimą, bet mes jį trupučiuką padarysim tokį labiau vaikišką. Ir kai pilve apsigyvena nerimas, kai kūne apsigyvena nerimas, kai širdutė pradeda plakti, mes galim daryti pratimą užuosk gėlę ir užpūsk žvakę. Ar žinai tokį pratimą? Ne. Tai kai mes pajaučiam, kad yra nerimas, mes galim daryti taip. Pauostyti gėlę
Ir tada užpūsti žvakę. Tada vėl pauostyti gėlę. Ir užpūsti žvakę. Pabandom? Gerai. Uostom gėlę. Ir užpučiam žvakę. Uostom gėlę. Ir užpučiam žvakę. Jaučiasi kūne kas nors? Pabandyk stipriau. Įkvėpti ir iškvėpti. Ne? Tik Nieko. biški. Ne? Tai kai būsi namie ir jeigu širdutė pradės plakti mokyklai, pabandyk šitą pratimą gerai. Kelis kartus reikia įkvėpti ir iškvėpti. Ir kartais vieno tiesiog įkvėpimo ir iškvėpimo neužtenka, reikia tai daryti kokias 5 minutės. Ir tai normalu, kad tu nepajauti labai stipriai jokio skirtumo, nes taip gali būti, bet kita vertus tai gali padėti kūnui tavo suprasti, kad yra saugu. Kad dabar yra saugu, kad niekas tokio labai baisaus meška vienu žodžiu neatbėga. Gal galėtumėm dabar sugalvoti 4 dalykus, ką vaikas galėtų padaryti apskritai, kai jį apima nerimas, kai jam yra neramu. Tai mes kalbėjom pasakyti kažkam, ar ne? Tai vienas dalykas, pasakyti man neramu, ne? Tai padeda tas dalykas. Ką dar galima daryti? Ką mes dar čia ką tik darėm? Įkvėpti ir išvėpti. Galima kvėpuoti, uostyti gėlę ir užpūsti žvakę. Dar yra toks dalykas, yra kvadratas vadinamas. Gali daryti su manim. Kai mes, pavyzdžiui, braukiam per vieną liniją, mes įkvėpiam. Tada, kol braukiam kitą liniją, mes nieko nekvėpuojam, laikom. Tada, kai jau braukiam čia, mes iškvėpiam. Čia vėl laikom. Tada įkvėpiam. Laikom. Iškvėpiam. Laikom. Įkvėpiam. Geras šitas. Taip ratu ir eini tol, kol nenurimsta kūnas. Galima ir dar taip kvėpuoti, ne? Taip. Ką, pavyzdžiui, jeigu vaikas labai bijo, tarkim, labai nekaltų šuniukų. Tie, kurie niekaip nesikandžioja niekada. Ką patartum tokiam vaikui, kaip įveikti tokią baimę šuniukui? Taip tik būti su šuniuku. Būti su šuniuku. Iš karto taip bėgti prie jo ar kaip? Po biškį. Nes tada šuniukas gali pradėti bijoti. Tikrai taip. Iš tikrųjų. Ir nebūtina iš karto jaustis drąsiai, bet galima pirmas žingsnis, galima praeiti pro šalį, ne iš toli pasižiūrėti. Paskui su mama gal ateiti arčiau, šunelio pasižiūrėti. Paskui galbūt pabandyti kažkaip tai pakalbinti tą šunelį, o dar paskui gal net paglostyti, ar ne? Ir visame kame mes galim paprašyti pagalbos suaugusių. Teisingai? Pavyzdžiui, ką gali mamai pasakyti, kai tau yra neramu? Čia klausimas? Taip, ką gali man pasakyti, kai tau yra neramu? Tu dabar psichologė. Kad padėtų man nusiraminti, kažkaip nukreipti dėmesį. Taip. Gali manęs ateiti paprašyti, kad sakyt man neramu, padėk man nusiraminti, ar ne? Arba jeigu tau neramu ką nors daryti, pavyzdžiui, eiti, tai gal einam kartu, ar ne? Aha. Tai va, Luka, o šiaip trumpa tokia liktai žinutė tėvam, kad kai vaikas nerimauja, ne visada padeda sakyti nieko čia blogo, nėra čia ko bijoti, baik jaudintis, nustok čia bijoti, ar ne? Ne, Luka? Nelabai gali padėti šitie žodžiai. Nors mes kartais tėvai sakom, tai norėdami padėti vaikui, norėdami atrodytų padrąsinti.
Bet to pačiu tokiais žodžiais mes nuvertinam vaiko jausmus ir nuvertinam liktai nesvarbus yra jo nerimas. Vietoj to galbūt geriau yra pasakyti, matau, kad tau neramu, aš esu su tavim, kuom galėčiau tau padėti, eikim galbūt kartu, pabandykim kartu, ar ne, aš būsiu su tavim, koks galėtų būti mažas žingsnelis, kad pradėtai daryti, ko tu bijai, jeigu mes kalbam apie darymą, ar ne? Vėl tave trikdo žmonės. Praėjo ir aš tokia, ten dar vis dar žmonės, nes ten juoda, o tas žmogus buvo Jo. juoda. Tai va, einant į pabaigą, jeigu taip apibendrinant, tai šiandien mes sužinojom, kad nerimas nėra priešas, ar sužinojai tokį dalyką? Kad nerimą gali jausti dauguma žmonių ir jis yra reikalingas, ar nelabai? Abu. Kad nerimas bando mus apsaugoti ir kartais jisai labai garsiai kalba. Tiesiog taip kalba. Kuris gali gyventi pilve, širdeliai, galvoje, ar ne? Taip sakei. Liktai taip, man atrodo, sakei. Ir pamečiau dabar, va matai čia, savo planą. Tai va, gali gyventi galvoje, pilve. Ir jeigu tau reiktų prisiminti iš viso šitos mūsų susitikimo ir kažką išsinešti, ką prisimintum ir išsineštum, galėtum įsidėti krepšelį ir išsinešti. Šitą dalyką. Kvadratą. Ok, geras. Jisai padėtų tau nusiraminti. O aš norėčiau, kad visi vaikai prisimintų, kad drąsa nėra tada, kai niekada nebaisu. Jeigu man niekada nebaisu, tai jau aš labai drąsus. Ne. Iš tiesų drąsa yra tada, kai tau yra baisu, bet tu bandai daryti dalykus po truputį. Sutinki su tuo? Tai va, Luka, kaip dabar jautiesi? Gerai. Kiek nerimo jauti nuo 0 iki 10? 0,1. Supratau. Ne 9. 0,9? Taip. Supratau. Tai ką, ačiū tau, kad tu buvai šiandien su manim. Tikiuosi, tau buvo naudinga ir įdomu. O klausytojam ačiū irgi, kad buvot iki galo kartu. Čia buvo psichologė ir jos dukra. 3 mūsų susitikimas. Iki sekančių kartų. Ačiū jum.